Ačiū savai. Oho, labai užlyjo, viskas, turim skubėti. Klausimas, pamiršau klausimą, kokį turiu užduoti. Klausimas yra, kas kūrė tekstus, žodžius ir muziką. Muzika! Taip, aš dabar atsakau, nes labai lyja greitai. Taip, Rimas yra mūsų grupės siela, jisai kūrė tekstus ir muziką. Kadangi vyriška kūryba truputį aštriais kampais, tai aš truputį apšlifuoju, kiek sugebu ir va taip atsiranda muzika. Jo, visa grupė. O kiek pas jūs repertuarė dainų? Šiuo metu. Šiuo metu artėjom prie 15 kažkur galbūt daugiau. Tai gal ruošiatės albumą kokį? Taip, ką tik norėjau kolegą paminėti, kad įrašinėjame studiją, albumą, naują naujutėlį, su šviežiom dainomis. Gal žinot pavadinimą, kas bus, kiek dainų įeis ir dar kažką? Į dainų turėtų eiti kokį 9, o pavadinimo dar kol kas nesakysime. Mono galėtų padėti mums. Tai gal bus stereo, ar ne? Gal bus stereo. Jo, einam į pertrauką, kol taip lyja. Atau, osasa, hundas tres, estepirda viešena pasa pakreš. Atspirda, vieškime aš nespėsiu atskacarai. Tai ką norėčiau padėkoti Dovarui už puikius klausimus, grupiai Mono už puikius atsakymus ir savo padėkoti už puikų vaidmenį. Jo. Ir dabar grupė nori gal ką pasakyti, linkėjimus mamom, tėtėm. Aš visados mėgstu šitą galinį tokį. Mums tėtėms. Rasa! Grokit, Hebra, Norim grokit. palinkėti ir groti ir klausyti, kadangi muzika, kaip sako, yra ryšys tarp materialus ir nematerialus pasaulio. Va, ir tiesiog džiaukitės pavasarį, vasarą. Būkit laimingi. Labai gražia vasara ir pavasarį džiaugiantis. Sėkmės, visi džiaugiant pavasarį. Viso geriausio. Čia buvo grupė Mono! Viename iš Panevėžio klubų vyksta įdomus renginys. Jame pasirodo Kostas Balčiūnas, gitaros virtuozas, ir DJ Tadas. Eime pažiūrėti, kaip seksis groti gitaros akordus ir miksuoti didžėjų muzikytę. Patys taip garsą groja dabar, čia muzika, čia buvo tas muzika, palaidžiant visą garsą. Lyg čia mes kur čia, ji ne kur čia. Kalbinam šio įdomus projekto su sumanytojus Kostą Balčiūną, gitaristą ir DJ Tadą. Kam kilo ši mintis padaryti tokį projektėlį? Šiaip tai svajui. Kur tas svajus? Svajus, Va, dirba prie pulto. Ja, tai jam kilo tokia mintis dėl to, kad mes prieš porą savaičių grojom tokį projektą, darėm su saksofonu, su viduoliu ir čia toksai ekspromptu irgi pabandysim, sakom, gal geriau su Kostu. Ne gal geriau, bet irgi su Kostu, nes ta prasme dar gyvenime nesugrojęs su Supratau, tu kvietei Kostą jau čia į tą visą reikalą. Ne, čia viskas svajus, čia viskas svajus. Reikia svajus paklausti, kaip svajų kilo tokia mintis padaryti tokį projektėlį? Jūs klauskit Tado. O ką mano apie šį projektą Kostas? Nežinau, labai įdomu. Nes pirmą kartą grosiu. Bus matyti, kas gausis. O paskui dar bus tokių? Aš manau, kad per Sunčiaką supratau, kad reikės svajų pasiūlyti dažniau tokius projektus daryti. Nes įsigrojam normaliai, nors ir 5 minutės pasirepetavom, bet... O gal jungsit kokius kitus instrumentus, pavyzdžiui, kokius klavišinius dar, ar nors fleitas kokias? Sekite muzikinio Rusio reklamą ir aišku, H2O pubo reklamą ir pamatysit. Man atrodo, kad taip. Muzikinis Rusys, garso apšvietimo ir muzikos instrumentų parduotuvė, garso įrašų studija, renginių organizavimas, įgarsinimas, apšvietimas. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 10 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Čia jūs rasite tai, ko jums reikia. Adresu Panevėžys Respublikos gatvė 28. Maloniai kviečiame užsukti į muzikinį Rusį. Paminta praeitoje laidoje grupė
Stranger Ians. Pralašinėjo savo naują albumą. Eini jėgon. Tai va, kolega. Jo, aš turiu tokį čemodaną lietuviškai. Tirin. Va, turime tokių dalykų. Kolega daug kinderių valgė ir va. Ir dabar grupės atstovai ištrauks vieną laimėtoją. Prašom. Panelė, traukite. Ir kitas grupės atstovas perskaitys nugalėtoją. Čia labai skaniai kvepia. Opa. Ir nugalėtojas yra Dovaras. Yes! Aurimas. Aurimai, prašom kreiptis pas mus, atsimsiu nuostabų prizą, su netgi gal gausim, jeigu labai parašysim grupės parašus. Ne. Ne? O kreiptis tuo pačiu adresu rašyti. Jo, muzikinis rusys, tv, @gmail.com. La. Na kągi, baigėsi vienas konkursas, kur grupė Stranger Ians pralošė kompaktinį diską ir dabar muzikinis rusys įsteigė dar vieną puikų prizą. Puikias elektrinės gitaros stygas Dadarijo. Norintis jas laimėti, turėtų atsakyti klausimą, koks adresas yra muzikinių Rusijos parduotuvės. Savo atsakymus su vardu ir teisingų atsakymų siųskite elektroniniu paštu. Muzikinis rusys tv @gmail.com. Laukiame teisingų atsakymų. Człowieka